Kaip pradėjot filmuoti, pirmiausia klausimas būtų? Kaip filmuot? Filmuot tai buvo kokie 67-68 metai. Buvo labai didelis poveikis brolio Viktoro. Aplamai, matyt, vyriausio brolio kažkoks pavyzdys ar tiesiog yra didelis aplamai, jeigu yra daugiau vaikų šeimoje. Tai jisai nusipirko ar jam padovanojo žmoną mėgėjišką kino kamerą 8 mm, jisai filmavo ir ryškino, ir čia pat žiūrėjo, ir tai buvo, anais laikais tai buvo tiesiog nepaaiškinami dalykai, stebuklingi dalykai kažkokie. Dabar, aišku, videokamerą gali pafilmuoti, čia pat prisijungti per televizoriaus ir pasižiūrėti, įgarsinta, subalansuotas spalvos ir taip toliau. Tada tas procesas buvo toks tiesiog intriguojantis. Tai yra kino juosta, kino kamera. Juostą reikėdavo padaryti ryškalus tirpalus ir ryškinti tokias 2 valandas. Paskui nekantriai laukti, kada jinai išdžius ir suklijuoti, montuoti ir žiūrėti per kino projektorių ant ekrano tos judančius vaizdus. Tai čia buvo. Tai čia tokia pradžia buvo. Mes tokiai šeimoje neturtingai gyvenom, tai pinigų tokių niekas iš dangaus nenukrisdavo. Tai atsimenu, vasarą važiavau kažkur Latvijoje ravėti žemuogių ar kažkokių tai ten didžiulių laukų. Uždirbau labai nedaug, bet tai buvo pirma pradžia, kažkoks pagrindas šitam savo tikslui, šitai savo svajonį įgyvendinti. Ir pirkau kamerą Komise, tada dar buvo tokios parduotuvės, kada padaryti daiktai kažkokie jau panaudoti, nereikalingi būdavo atnešami ten į tą parduotuvę ir galima buvo pasižiūrėti, nusipirkti ir toliau naudotis. Tai aš nusipirkau tokią kino kamerą ekran. Ir tai buvo mano pirmoji kino kamera, su kuria aš, ta prasme, jau pradėjau savo tą kinematografinį kelią. Filmuodavau tokius autorinius, galbūt dokumentinius filmus, tai būdavo tokia meditacinė, gal išėjimas kažkur, tai filmavimas gamtos, aplinkos, tai savo kažkokių būsenų. Tai paskui pusbrolis Eugenijus, kuris buvo jaunesnis, gal 3 metais už mane, vėlgi užsikrėtė nuo manęs. Ir tada mes pradėjom kurti dviese, netgi įkūrėm savo kino studiją OAE Film, Stašenkovo Aleksandras Eugenijus filmą. Tai buvo 70 metų rugsėjo 13. Tai jau kiek metų, kitą kartą aš užmirštu, pusbrolis Eugenijus paskambina iš Vilniaus ir sveikina. Čia neseniai buvo 30-metį, sako, tai gal galia, tai rimta data, sako, sėsk ir išgerk, prisimink, ką mes darėm. Tai jau 39 metai. Tai nors pradėjom filmuoti anksčiau dar, tik tai užfiksavom datą 70-ais. O besimokydamas institute pedagoginiam, tai tada jau prasidėjo galbūt tokie apmąstyti rimti kažkokie tai kūrybos darbai. Tai buvo bendraminčių komanda, sakykime, daugiau galbūt net ne iš savo kurso, nes kažkaip filologai, mes nesam tokie, nebuvom tokie draugai, kažkaip tai artimai nebendravom, nedraugavom, tai buvo daugiau tokie kūrybiški žmonės, daugiausia tai buvo iš tada pieštukai tie vadinamieji, piešimo katedros dailiokai, tai Andrius Masėjus ir Algis Petravičius, kuris toks buvo galbūt.
Jis ten bandydavo rašyti, net parašė tokią istoriją, scenarijų, galbūt galim pavadinti jį lapams krintant. Ta tiesa pavadinimą ir tą scenarijų, kažkaip teko perdirbti, nes ten vis tik pritaikyti kinoj, čia nebuvo literatūra. Šiaip, ko gero jis nepažino, kaip pasižiūrėjo tą filmą, turbūt gal iš tos jo literatūros mažai kas beliko, bet tas, čia galbūt tokie asmeniniai pojūčiai, tokie romantiški santykiai tarp jaunų žmonių, tai galbūt netgi kažkokie norai, troškimai ar kažkokie tai kažkokios vizijos, tokios asmeninės galbūt, nufilmuotos, pajaustos vyras ir moteris ir bandoma nagrinėti jų jausmų gamą. Tai aišku, tai jausmai, vadinkim, meilė, tai nėra tokie paprasti dalykai. Ir kuo toliau jie metams bėgant, to jie sudėtingesni, tuomet man buvo jie romantiški. Aš bandžiau spręsti iš savo patirties tuometinės tos problemas. Šiaip man buvo įdomu tiesiog panagrinėti šitą jausmų gamą. Ir pirmam variante, kuris vėlgi kažkodėl, tai man pirmieji variantai visada nesisekdavo, tos problemas visada būdavo su ryškinimu, su kino juosta. Nes filmuodavom mes ne ant negatyvinės, o ant apverčiamos juostos, tai būdavo išryškinama, sumontuodavo juostą, kinas jau tokiam originaliam viena kopija. Tiesiog ne kopija, o tiesiog originalas kopijuoti ten ar galimybė tiesiog nebuvo. Ir tas filmas labai buvo eksploatuojamas ir tiesiog dalyvavo begalė festivalių tuomet. Šiaip rodomas buvo institute kelis kartus ir draugams, vakarais kažkur užbaliavojus ir nusprendus, kad reikia pasižiūrėti naktį, kažkur lipdavom per tvorą, gerai, kad tos durys institute iškimo pusės nebuvo užrakinamas ir mes net nematydavo budinčioje, mes kažkaip tai patekdavom į tą laboratoriją, kur pasidavome projektoriais, pasikabindavom ekraną ir žiūrėdavom filmą.